Eisim pažiūrėti iki ežero. Išbandom naują avalynę. Kol kas ganėtinai patogu. Bus matyti, kaip nueisiu kokius 3-4 kilometrus, kaip jausiuos. Šiaip neblogai dabar. Aš pasiruošiau, įsimaskavau, nes einu čia papylimu savo puolėto. Žiūriu, kažkas va tenai toliau juoduoja. Tai briedis buvo. Bet jis greičiau išgirdo mane, pamatė. Tai dar link manęs bėgo, nes čia jų takas, kaip suprantu, kažkoks. Kažkur čia takelis, mačiau, numintas yra. Tai bėgo link šičia, pamatė, kad stovi ant pylimo, tai tenai link ežero pasidavė. Šlum. Ir nuvarė. Aišku, sustojau dabar apsirengt. Pasižiūriu ant kojų. Daba erkių. Čia ant kelnių visur. Laipio turiu čia tokio purškalo. Jaučiu, jis jau gal jau ir biškį pasenęs. Net neįsivaizduoju, kada. 2019 baigėsi. Tai dar čia liko, bet aš jų beveik čia visą ir supurškiau ant savęs. Nežinau, purškiau ant odos. Reikia tikėtis blemba, kad neišbers. Na, mus matyti. Ir tarp kitko, jau kai pasipurškiau, tai supratau, kad klaidą padariau, nes jeigu norėsiu kur prieit prie žvėries, tai iš kažnekur užuos, nes net pačiam smirda. Norėjau nueiti į salą, bet paėjau šį kopį. Keliasdešimt metrų. Ir sausas buvo tokelis, bet to dar dėjau tai tokia, kaip pelkė. Tai su guminiais, kaip ir būtų galima nueiti, bet dabar kažkaip nelabai norisi sušlapti. Tai reikės pagrįžti atgal ir eit pylimą link Bruko brastos. Šniūrinam tolyn. Stirna rožiais. Ir tik pamačiau tik tada, kaip jau mane pirmiau pamatė. Ne, ten blemba kokios nemažos švendros. Tai nulėkė į plynę dabar giliau, į mišką. Tai yra planas dabar eitų ten būtiesiai, nes čia po dešinę yra apsauginis griovys. Tai greičiausiai jame yra vandens. Tai nelabai iš ten pereisiu. Bet yra planas tiesiog, kad nereiktų brauktis čia per šitus krūmus, nes tikrai neprieisiu arti jų. Visas čia iš kažkur girdėsiu, tiesiog apeisiu taip aplinkui, per pievą, taip, ir išeisiu iš miško krašto. Ir pažiūrėsiu, gali būti, kad jos išėję į laukinę bus. Tai matysiu.
Ten planuoju eiti. Taip va. Maždaug ant to namo ir paskui dešinę pusę pasukti. Bet tik labai nedėkingas vėjas, nes man pučia į nugarą. Tai realiai kai eisiu, tiesiai į nugarą pūs vėjas ir jeigu priekį stovės koks žvėrukas, tai aš jo net pamatyti jau nebespėsiu. Užuostą čia prisipuršęs, taigi plėts marveno. Nu, nereikės sakyti, blėt, bet jau. Va, tenai va tolumoje 2 gervės vaikšto prie rimų. Iš toli jau jas mačiau, bet dar galvojau, kad gal sugalvos prieiti arčiau, bet toj pačioj vietoje. Taip trinasi. Nežinau, ar bandyti iki jų prieiti ar ne, bet labai va tvara. Nors jau čia reikės bandyti paeiti iki jų. Kažkodėl abejoju, kad aš prie jų arti prieisiu. Ai, tarp kitko, apie naują batą. Tai jau vienas jau spėjo pasireikšti. Kiek aš čia nuėjau 2 kilometrus. Kažkas plius minus 2 kilometrai. Ir jau dešinė koja. Čia jaučiu, kad jau pūslė bus užtrinta. Ir dėl nykščio nežinau kaip. Bet jaučiasi, kad truputį trinasi, bet kairėje viskas gerai. Tiesiog gal kad nauji batai. Reikia tikėtis, kad parsinešios. Kaip apie batus kalbėjau, paminėjau tik tai dešinės kojas batą. Tai matomai kairys labai užsigavo. Ir tas pradėjo graužti. Tai dabar jau abudu graužia. Bet to čia pačiose vietose. Gali būt, kad gal kad nauji tai kol prasidirbs, kaip sakoma. Reikia tikėtis, kad pareisi normaliai, nereikės įsiauti ir basam eiti. Sugalvojau planą. Tenai va tos gervės. Jauniais, matyt, už krūmų. Ir jos šniūrina dabar link miško. Tai aš galvoju, iš pat pradžių galvojau, kad eisiu maždaug va. Taip va, kur pasėliai ir pieva. Bet dabar nusprendžiau, kad gal eisiu aplink šitus krūmus. Ir taip daugiau mažiau iš nugaros aš jom prieisiu. Ir eisiu prie pat krūmų. Tai gal mažesnė tikimybė, kad jos pamatys mane. Tai tada tik taip prieinu. Vieną blėt už kaklo. Ir jau impuoda. Visas šitas ežeras yra draustinis. Žvejot negalima. Žmogaus veikla negalima šičia. Bet kaip pagalvoju, gal ir gerai, kad tų brakonierių yra. Tai bent va, takeliai truputį pamina. Lieptelį padaro kokį. Nu, bandau eiti. Kaip ir planavau šitą pusę. Taip va, pro krūmus. Čiuk, o tos gervės va tenai. Jau truputį nuo to suartos žemės, kur nesudygė tai pasėliai. Vis jau giliau įėjo į pasėlius. Reikia tikėtis, kad nepabėgs ir manęs nepamatys. Aišku, da fotiko netraukia, nieko netraukia. Einu tiesiog taip. Pažiūrėsiu, kaip jau matysiu, kad jau ganėtinai arti prieėjau. Tada jau įsipakuosiu ir bandysiu kokią vieną kitą nuotrauką padaryti. Ate. Tai neprieėjau. Įlindau čia kažkur į krūmus ir laukiu. Gal išlys kas nors į palaukę pasimaityti. O krūmuose tai čia uodai maitinasi, tai nežinau, kiek aš čia laiko sėdėsiu. Ir prideda daug nesakanto, bet nelabai patinka, kaip čia aplinkausis zvimbia. Ką tai gervė, tai gražiai čia
praskrido. Ir jau mačiau, kad jau tūps. Labai kažkaip jau turėjau tokią viltį, kad nutūps mano zona, čia kiek matau. Bet mačiau, kad tolyn kažkur nuskrido. Na da, gal ateis. Tenai ponas Ožys stovi. Siaura mus valgo. Net neįtarė, kad čia dėdė Romas stebi jį.